Išbandžiau e-Transit Custom elektrinį autobusiuką, dirbdama kaip elektrikė UK. Štai kaip viskas man sekėsi. Jį turėjau tik savaitai, bet man tai užteko išbandyti ir suprasti, ar tai man ar ne. Taip gražiai ir patogiai iššokau iš savo naujo autobusiuko. Wow, pasižiūrėkit, koks grožis. Tikrai wow, pirmieji įspūdžiai, kad labai gražus, stilingas, modernus autobusiukas. Atidarom galą, pasižiūrim, viskas visur išslidinėjo. Tai va, mano čia įrankiai, kuprinės. Aišku, pradžiai dar visko nebuvau susidėjus, tai reikėjo ir kopėčių, ir kitų įrankių, bet pradžiai man šito viso užteko. 6 mėnesiams aš prieš tai esu turėjęs šitą autobusiuką, bet buvo dizelinis. Grinai toks pats, tik aišku, biški porą metų senesnis modelis. Man atrodo, mes vienas kitam labai tinkam. Kaip jūs manot? Tas, kur turėjau, man labai patiko. Aš ten buvau pasistačius gražiai gale lentynėlės, viską, bet Anglijoje man per 6 mėnesius 2 kartus apvogė, išlaužė durelės, tai atsikračiau jo. Pasiklausykit, kaip tyliai užsivedžia. Žinokit, iš pat pradžių porą kartų bandžiau užvesti, nes galvoju neužsiveda, nes antiek tyliai palyginus su dizeliu, kad wow. Pripratus, kad dizelis užsiveda kaip koks traktorius. Gerai, paklausom. Girdite, kaip tyliai, wow. Aišku, muzikytė įsijungia su garsu. Labai patogiai arbatos laikikliai 1 ir 2, kaip mes Anglijoje arbatą mėgstam, tai čia super dalykas turėti 2. Ir pakrovėjai naujo stiliaus USB-C. Tai va, taip tyliai įsijungia. Tikrai, kai sakau, bandžiau vesti, nesupratau, išjungiu 1, 2, 3 kartą, galvoju, kodėl neužsiveda. Taip tyliai, gražiai. Oi, Genesis. Kėdė yra kompartmentas, kuris įdėjau pačius brangiausius įrankius, savo multimetrą testerį ir varžtų dėžį, šiaip sau, pažiūrėti, kiek kas telpa. Ir ten pasidėjau savo rankinuką su visom banko kortelėm, telefonais, nes ten labai saugiai jaučiasi, bet jaučiu vagis, eitų tiesiai ten ieškoti gerybių. Ofise paprašiau kolegų, kad padėtų man pažiūrėti, kaip tas pakrovėjas dedasi. Jisai čia pabandė, sakau, ne, čia dizelis pilasi, o šitas modelis elektrinis. Tai parodžiau, va, kur priekį žinau, kad kišasi, o kaip, kas ten kišasi, nežinau. Tai va, man parodė, kad paprastai įsikiši vieną galą, čia jisai taip ūkiškai su cigaretė, su dizeliu taip nepadarysi, su cigaretė nekiši. Tai va, vienas galas įsikiša į autobusiuką, o kitas galas į pakrovėją, į krovimo stotelę tiesiog. Nepamirškit prenumeruoti ir palaikyti mano kanalo. Ačiū! Sakė, kai kitą galą įkiši į elektrą, šita šviesa pasikeis ir tada pradės visas krovimo procesas. Ir paskui sakė, būtinai uždengsiu dangtelių, kad neprikristų jokių dulkių, lietaus, nieko. Šitą laidą, sakė, naudoji namie arba privačiose krovimosi stotelėse, o viešose bus laidas jau pridėtas. Tai va, varau į darbą į Londoną. 1 diena su autobusiuku, atvariau atgal į showroomą pasiklausti, kas kaip ten, nes porą dalykėlių nesupratau, įsivedžiu į navigaciją ir variau į Londoną. Navigacija man davė 3 pasirinkimus, 1, 2, 3 ir jie skirtingų laikų. 1 kelias važiuoja tiesiai, 2 kelias pusiau aplink, o paskutinis labai aplink. Per centrą. Centre yra mokestis, tai vos ne 20 svarų įvažiuoti. Nustatymuose galėjai pasirinkti, kad išvengtų navigacija visų kelių, kurie yra mokami. Labai išmani navigacija, yra visokių kitokių ten nustatymų, bet į juos kitus nesigilinau, nes nelabai tai rūpėjo man tie kiti nustatymai. Svarbiausia sutaupyta 20 svarų. Šiai kelioniai pakrovimą užteks, turiu kem 7%, tai varom toliau. O jausmas už vairo sėdėti labai patogu, labai taip sklandžiai važiuoja, tikrai buvo linksmai sėdėti tuose Londono kamščiuose. Ford internetiniai svetainai gali pasirinkti pagal save, ką nori. Aš, aišku, pasirinkau su šildomu vairu. Šildomas vairas buvo vienas iš fainiausių šito autobusiuko dalykų. Šitas, kas čia toks Smart Acceleration Control, nežinau, nereikia, ačiū.
Pasirinkimų visokiam priedam labai daug, net nesupratau, ką ten pusė reiškia. Va, garso sistema tai tikrai wow, norėčiau kuo geresnė, nes labai mėgstu muziką klausytis, kai esu mašinai. Tai čia biški pažaidžiau, susidėjau pasižiūrėti, pasvajoti, ką norėčiau savo svajonių autobusiuke. Ir vienas iš kitų geriausių dalykų buvo šitas, kuris supranta kažkaip, kad tu jau pavargęs ir tu netyčia į kitas linijas krypi ir jisai atgal vairą pasuka, kad tu vėl važiuotum tiesiai savo linijoje. Įsijungiu šildomą vairą, šildomas sėdynės priekyje ir šildomą priekinį langą ir veidrodėlių šildomus. Ir dar kondicionierių. Viską susijungiau max komfortui ir pažiūrėsiu, kaip kas ištemps tą mano bateriją, tas visas pakrovimas. Nuvariau į lietuvišką kebabinę, nusipirkau kebabų ir toliau variau į darbus. Navigacija tai labai patogiai. Įsivedi postkodą, adresą, pašto kodą ir išmeta tau kokie keliai, kas greičiau ir paskui pasako, ar tau reikės pasikrauti ar ne. 39%, vadinasi, man užteks, 39% kai jau nuvažiuosiu, o dabar 42%, tai va, labai patogi navigacija viskam susiplanuoti. Kas yra Londone buvę ir gyvenę, žinos apie tą lietuvių kebabinę, labai gera Bektonė, tai čia va jau su česnakiniu padažu įsidirbau savo rūbus ir galvoju, ar eit naujus rūbus pirkti, ar vaikščiot po visą miestą kaip murzė. Pasistačiau savo autobusiuką ir galvoju, gerai, pasižiūrim, kaip reikės krauti. Kaina buvo tokia pati, kur kitam pakrovėjai, tai čia gal visos kainos taip pat, dar nežinau šiuo metu. Tai va, pridedam kortelę, susimokam ir bandysim pakriauti naudojant viešąjį pakrovėją. Taip, tai bandžiau porą kartų pakriauti kitose vietose ir tie pakrovėjai kažkodėl neveikė. O kodėl, nežinau, bet su visais, kuriais kalbėjau, sakė, kad čia labai tokia dažna problema, kad nueini pasikriauti ir tiesiog neveikia. Kas man buvo sudėtingiausia, kai pirmą kartą turėjant šitą elektrinį automobilį, buvo suprasti, kurį pakrovėją pasirinkti, kaip reikia aktyvuoti šitas įkrovimo stoteles, kaip pridėti kortelę, kokios kainos yra normalios, kokios kosminės. Tai buvo įdomu viską iš savo kailio, ant savo kailio pramokti, išmokti, išbandant. Šičia supratau, kad reikėjo pirmą pasirinkti, kuris tipas naudojamas ir tada aktyvuos elektrą ir pradės krautis automobilis. Įkrovimo stotelė išmaniai atlieka apsaugos patikras, tai čia irgi buvo man wow, patiko. Ir kaip tik tuo metu kažkas nusprendė man paskambinti darbo reikalais, tai atsiliepiau, pašnekėjau, kol mano automobilis kriovėsi. Nusprendžiu nueiti į vidų, ten yra kavinukė, o eidama pamačiau šitos pakrovėjus. Tai kai įsivedžiau navigaciją, mane vedė prie tų pakrovėjų, bet aš jų nemačiau, todėl ten pamačius pradėjau kriauti. Ir tada pamačiau, kad čia pigiau. Čia 74 centai už kilovatvalandį, o ten 79, tai porą centų brangiau. Bet dabar neatjungsiu, nevažiuosiu čia ir vėl iš naujo visą tą procesą nejungsiu. Tai palikau ten krauti. Bet matau, čia yra kažkokia nuolaidų kortelė, jeigu pasirašai, gauni žymiai pigiau pakrovimus, bet man čia dabar savaitai registruotis kažkaip irgi nelabai aktualu. Bet jeigu tikrai turėčiau elektroautomobilį ilgam, tai tikrai prisiregistruočiau prie visokių šitokių schemų. Tai va, truputį pasikroviau, užteko, ačiū. Kad pakrovėjai išjungtum tik tais tu turi priliesti tą pačią kortelę. Aišku, pamiršau, kurią naudojau, bet pabandžiau pirmą ir jinai veikė. Tai va, atrakino mano pakrovėją ir galėjau jį ištraukti. Čia sako, sveiki sugrįžę, pasikrovai 40 kWh ir tau kainavo 31 svaras. Tada atjungiu pakrovėją ir pamiršau, kad reikia tą mygtuką paspausti, kad atrakinti. Pakabinam pakrovėjo kištuką atgal į vietą, tvarkingai. Ir kaip supratau, viskas.
Viską užsidarom, visus dangtelius ir važiuojam toliau. Taip, tai aš tik išbandžiau pakrovėjus viešus, bandžiau pasikriauti namuose, čia darbe buvo šitas pakrovėjas, bet nesupratau, kaip jį aktyvuoti, tai taip ir paliko, kad automobilį kroviausi tik viešuose pakrovėjuose ir šitas nežinau, kiek ten krovėsi, niekas neatsitiko, kaip aktyvuoti, nesupratau. Tada ryte išvažiavau 5 ryto, buvau labai pervargusi, važiavau į Birmingham. Tada, aišku, turėjau sustoti šitoj vietoj, kėdes nusivaliau, kad galėčiau prigulti truputį pasnausti, atgauti jėgas. Atsikėliau 4:45, išvažiavau į Nottingham. Ten pirmoji pusėj dienos atlikau visus darbus ir tada važiavau į Birmingham. Ten bus apdovanojimai, tai galvoju, labai stilingai nuvažiuosiu su savo nauju autobusiuku. Taip tai atrodė, kad pusę laiko praleidau miegodama autobusiuke arba darydama kokius emailus, sąskaitas rašydama, kol pasikraus tas autobusiukas. Nežinau, pusę laiko atrodo miegojo mašinoje ir laukiau, kol pasikraus. Atsikėliau, akis nepripratusius prie tokios ryškios šviesos, bet wow, 79% pasikrovė, tai vadinas gerai pasnaudžiau, net nesivaizduoju kiek. Tai išlipsiu, einu pasižiūrėsiu, kiek aš čia miegojau. Su savo kelieno trauma lipau labai atsargiai. Pasikroviau už 36 svarus. Tai va, į apdovanojimus nuvariau, o ten laimėjau apdovanojimą. Labai gražiai, fainai praleidau laiką. Tai va, dabar atgal į Londoną. Tai ką, nusipirkau McDonald'ą, kad galėčiau sėdėti mašinoje ir pavalgyti, kol pasikriaus. Dabar jau šeštadienis, o šitą grąžinsiu pirmadienį. Tai paskutinis savaitgalis ir vienintelis savaitgalis su savo fainu mašiniuku. Labai gaila bus atiduoti, bet tikrai nepasilgsiu to viso miegojimo mašinai, kol pasikriaus. Išbandžiau 4 pakrovėjus, ne vienas nepriėmė mano banko kortelės, o čia 85 centai, o ten buvo tik 79, tai čia žymiai brangiau. Šitie ekraniukai labai maži, murzini, saulė kai šviečia, labai sunku matyti, ką ten rašo, ko iš tavęs nori šitos visos kompiuteriukai, robotukai, tai irgi tas man nepatiko. Galėtų būti procesas lengvesnis, paprastesnis. Tai čia irgi bandžiau kortelę 1, 2, 3 kartą, nežinau, neveikė visus mygtukus, 1, 2, 2, 3 iš eilės spaudinėjau, nežinau, saulė šviečia, net nematau, ko čia iš manęs prašo. Šito metu jau tikrai buvau pasiruošus, kad, nežinau, atsibodo. Tai pusę laiko kreunant yra pramiegota, o kita pusė bandant suprasti, kas čia vyksta. Bet pažiūrėkit, koks gražus mašiniukas. Ir man labai patinka va šitie visi elektros dizainai. Labai gražiai atrodo, tikrai. Gerai, bandau dar kartą, nes, nežinau, negaliu pasiduoti. Nėra taip, kad galiu kažkaip kitaip įpilti kuro, turiu pakriauti, tai bandysiu dar kartą. Vien tik šitas pakrovėjas ant mano kortelės užsirezervavo 300 svarų. Kiekvieną kartą, kai priliečiau, kokiam 5 svarus. Tai gerai, kad pinigų turėjau banke. Tada nusprendžiau nueiti pasimti savo fizinę kortelę, tikrą plasmasinę, o ne per telefoną bandyti. Gal paveiks. Pabandžiau dar kartelį ir vėl užsirezervavo kem 5 svarus ir niekas neįvyko, niekas nepradėjo kriauti. Pabandžiau tada antrą kortelę ir ten užsirezervavo irgi 45 svarus. Tai šiuo metu tikrai norėjau pasiduoti, nes, nežinau, atsibodo. Tai tada reikėjo persivesti daugiau pinigų į kortelės ir nepasiduoti, nes negaliu pasiduoti. Šičia jau buvau išbandžiusi 3 ar 4 pakrovėjus įkrovimo stotelės, tada sugalvojau pabandyti kitą stotelę įkrovimo. Ir jeigu pavyks, tada greitai įsėsiu į savo autobusiuką ir tada greit privažiuosiu arčiau.
Ir kaip visada, šitie ekraniukai murzini, nuo saulės nieko nesimato, bet vau, pavyko, tai greitai pasirinku ir perstumiau autobusiuką arčiau. Tai tikiuosi, kad duos pakankamai laiko man susikrapštyti, persistatyti autobusiuką ir neatsijungs. Ai, greitai skersai pasistatysiu. Aha, žiūriu, jau atsijungė, nepakako laiko. Tai dabar jau rezervavo visus pinigus ant kortelės, bet nors žinau, kad problema buvo su šituo pakrovėju, tai dabar žinau, kad pabandysiu šitą paskutinį kartą ir viskas veiks. Valio! Bet kas gerai, kad ilgai jie nerezervuoja, grinai per porą valandų grįžta atgal visi pinigai į banką. Kas man labai patinka, kad nereikia vargti su pirštinėm, nes man nepatinka dizelio kvapas ant rankų, tai aš visą laiką apsimaunu pirštinės, o šičia tokių problemų nėra. Paprastai gražiai švariai įjungi, atjungi, nesitaško visur tas dizelis nei ant batų, nei ant drabužių, labai super. Ir su viena ranka man niekad neišeina įkišti to pakrovėjo, tai pasidėsiu kamerą ir įkišiu su 2 rankom. Ir valio, pagaliau kraunasi. Gerai, 28%, greitasis čia pakrovėjas, dabar tik tais reikia palaukti. Pasikroviau, bet tada problema. Nežinau kaip sustabdyti. Kaip sustabdyti tą visą krovimą. Ten priličiau kortelę ir sakė ačiū, vienu žodžiu nuskaičiau vėl naują krovimą. Niekur nemačiau, kur aiškiai būtų parašyta, čia paspaudi, sustos krovimas. Kortelę bandžiau priliesti, nežinau. Niekaip man nesustojo, toliau kraunasi automobilis. Labai pasisekė, priėjo toks žmogus ir man paaiškino, sako, paspaus, kad nori čekio, kai paspaudi, tada prilieti kortelę ir tada tau pagaliau leis atšaukti krovimą. Bet nežinau, kodėl taip turėjo būti sudėtinga. Bet taip ruošė mano čekis, kad 0, nežinau kodėl, nes krovėsi, tai čia meluoja man, nežinau. Tikrai užsiknisau su šito visų krovimu. Bet pasikriovė iki 90%, kol pavalgiau savo McDonald'o pietus, paskraulinau Instagram'e, pačilinau. Tai va, pasiruošus toliau kelionę namo atgal į Londoną. Taip viskas gražiai atrodė, kai buvau viskas susikrovusi. Ir mano kelionė savaitė su šito Ford Transit E-Custom buvo užbaigta. Tai va, variau atgal į saloną, grąžinti ir atsisveikinti. Tai dabar reikia viską išsikrauti iš savo autobusiuko atgal į savo mašiniuką. Štai kaip atrodo visi daiktai autobusiuke ir jie eis atgal į mano mašiniuką. Tai jaučiu iš video patys supratot, kad šitas tikrai wow, labai geras, super autobusiukas, bet ne man. Aš mėgstu toli keliauti, ilgas keliones, dažnai man pasikriauti sunku, nes įkrovimo stotelės namie neturiu, tada gyvenau bute, kai šitą turėjau, o butuose dažnai nėra pakrovimo stotelių, nebent nuosavuose namuose gyventum, tada galėtum lengvai pasikriauti ir nereikėtų knistis su tais visais viešais pakrovėjais, kurie labai brangus ir pusę laiko neveikia. O būdama salone, numačiau šitą autobusiuką, kuris tikrai būtų mano svajonė. Pilkas su geltonu, mano mėgstamiausia spalva ir šitas dar dizelinis, tai toliau svajosiu. Kažkaip patogiai aš iš mašinos dirbu, kai reikia pasikraunu, kai nereikia viską išsikraunu, tada nereikia 2 automobilių. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit palikti savo nuomonės apie elektroautomobilius komentaruose. Iki kito karto. Taip, tai net nepaminėjau, kad šitas furgonas, sužinojau dabar žodį furgonas, jisai pavažiuoja iki 305 km, kai yra nauja baterija, yra nepakrautas ir tu neįjungi jokių šildymų, radijos, nieko. Tai po kiek metų baterija tiek ilgai neišlaikys, kai susikriausi visus savo daiktus ir įsijungsi visą šilumą, tikrai jisai tiek daug kilometrų neištemps. Ir su tokiais šalčiais, kaip dabar buvo Lietuvoje, nežinau, gal vienu įkrovimu 100 km ištemptų.